Matosi? Taip, matome prezentaciją. Ačiū. Tai va. Tai kaip minėjau, mes esam tokia, nežinau kaip čia, vidutinio dydžio ir jau šiek tiek didesnių įmonių projektuojančių ir iki 15 žmonių pas mus kažkur sukasi visą laiką. Taigi, kaip kolegos minėjo, kaip nebūtų paradoksalu, bet pas mus visi yra architektai. Pagal išsilavinimą gal mes turim tik vieną interjerų dizainerį, nors turbūt apie pusę objektų yra interjeriniai būtent studijai. Ir turbūt čia ir yra tas matymo gylis ir visų tų sluoksnių aprėpimas. Daug ką kolegos jau labai pasakė, principai iš tikrųjų yra labai panašus mąstymo ir vėlgi, kas domisi ir paskaitose dalyvauja, aš įsivaizduoju, kad klausytojų laukas yra irgi daugiau mažiau žmonės profesionalai, jauni profesionalai, studijuojantis architektūrą, interjerą. Tai mes maždaug visi turbūt iš tos pačios srities. Tai praktikų paskaitos labai dažnai stipriai skiriasi nuo teoretikų paskaitų. Tai man pačiam irgi daug mieliau klausyti praktikuojančių žmonių ir tiesiog daugiau atsiskleidžia reikalai per praktinius prieimus. O kaip man atrodo, kad kuo garsesnė architektūros teorija, tuo paskiau su metais būna, kad garsiau žlunga. Tai va. Tai gal pradėsim tada nuo konkrečių pavyzdžių. Ir pradėsiu turbūt nuo tokio paupio turgaus. Ir visą laiką, kadangi, kaip aš užvadinau šitą prezentaciją, kad interjeras kaip verslo įrankis, mūsų studijai dėja netenka dirbti su muziejais ar kitais tokiais išgrynintais objektais, o dažniausiai tai yra interjeras visuomenis, bet iš tuo pačiu yra komercinis. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad jisai turėtų padėti žmogui uždirbti pinigus, nešti pelną. Ir kriterijai, kurie ten pradžioj paskaitos buvo minimi, tai taip, tai yra jie visi svarbus, bet turi būti optimalus investicijos lygis į tam tikrą objektą, kad jis, reiškia, atidirbtų. Ir vėlgi, bėgant metams man turbūt įdomiausia pasidarė tokie dalykai, kodėl, pavyzdžiui, vienas daiktas, jisai lyg ir gražus, viskas ten jauku, viskas gerai, bet jis nė velnio neveikia. O kitas atrodo visiškai paprastas, nėra ten nieko žiūrėti, bet jis puikiai veikia kaip komercinis interjeras. Tai, va, tai grįžtant prie šito pavyzdžio ir prisiminus įžvalgas kolegų, kad visgi interjeras nevaikšto be architektūros, tai čia mums teko garbė dirbti Audriaus Ambraso projektuotame pastate. Reiškia, čia yra Paupio verslo centro dalis ir tokia pastatas buvęs industrinis, bet dėl taršos pilnai perstatytas, šiek tiek interpretuojant tokią neoindustriniam stiliui. Nu, ir vėlgi sėkmė turbūt tų didesnių interjerų yra, kaip jie kada pasijungia žmogus dirbantis, komanda dirbantis su interjeru į bendrą projektuotojų komandą. Tai mes čia pasijungiam gan anksti ir tarkim turėjom dar tokią galimybę tą erdvę peržiūrėti ir jeigu mes turim tokios, neatsakyčiau, sakralinės erdvės čia požymių, kad turim didelę centrinę erdvę, kur nori, nenori žvilgsnis krypsta į viršų. Perimetre yra ofisinės patalpos ir perimetrinis atriumo fasadas yra sudėti, reiškia, garso atsparūs langai. Jis toks interpretuotas kaip miesto, reiškia, išorinis fasadas. Ir viduje mes turim tokią, kaip, reiškia, miesto aikštę. Aš paskui papasakosiu, kaip čia ta funkcija veikia ir kaip gyvena tas daiktas. Tai mes pradėjom turbūt nuo tokios interjero architektūros ir pabandėm tą erdvę pagyvinti šiokiam tokiam detalėm, kurios turėtų funkciją ir šiek tiek duotų tokios dinamikos. Ir inspiracija šitam daiktui turbūt kaip ir daugam keliaujant atsiranda. Tai man kažkaip užstrigo, toks yra vieno pastatas Schmetterlinghaus, Drugelių namai, kur yra 19 pabaigos ir 20 pradžios tokia industrinė architektūra, su tokia būtent būdinga labai buvo spalva.
Ir mes pabandėm čia painterpretuoti. Tarkim, dar buvo galimybė, čia buvo dar nesumontuoti tiltelį, tai mes pasiūlėm perdaryti ir tuos, reiškia, tiltelius į lengvesnius, ko pasiekoje vėliau galima ten ir meną integruoti ant tos sienos. Tai va, dabar žiūrint toliau, kaip čia vėl kolegos šnekėjo apie svarbius dalykus, kad ypač maitinimo įstaigose svarbus tas daugiaplaniškumas ir kad kiekvienas galėtų susirasti savo vietą. Tai jeigu mes ten turim tokią, reiškia, aukštą didelę erdvę ir centrinę zoną, paskiau į šonus jinai plečiasi ir vis galima rasti jaukesnių ir įvairesnių vietų pabūti. Pagal mūsų mentalitetą, nu, žmonės pas mus yra tokie, kurie, tarkim, nelabai mėgsta sėdėti vidury kažkokios aikštės ir visi stengiasi arba sėsti prie lango, arba sėstis kažkur prie sienos, prisiglaust. Tai mes užsidavėm savo tokį tikslą, kad sukurti, reiškia, tokią sėdėjimo kokybę, kad nu, visi turėtų ar sėdi prie augalo, ar sėdi kažkokiose jaukiose zonose, kad nu, be išimties visos sėdėjimo vietos būtų jaukios. Dabar šitos klombos, kurias matote, tai čia dabar toks yra sustatymas, liktai kaip aš jį pavadinčiau miesto parko, bet daiktas yra mobilus, jis kyla per pusę, ant ratukų važiuoja, šviesa atsijungia ir funkciškai galima perstatyti, reiškia, ir paversti šitą daiktą miesto aikštę, kurioje vyktų renginiai. Kalbant toliau apie vėlgi kolegų minėtą apšvietimo svarbą, tai didelė erdvė visą laiką susiduria su apšvietimo, reiškia, problemomis, jeigu nori. Tai kuriant jaukumą, tos prie tų klombų buvo, reiškia, priprojektuoti šviestuvai, kurie irgi ten atjungiami, va matosi, matau vaidukas kampe kyšo dešiniam. Vėlgi žiūrint iš praktinių sumetimų, kažkaip nežinau, žiūrint į grindų dangas ir šiaip to visuomeninio interjero kūrimą ir jo, reiškia, iš tokia išliekama vertė, visą laiką, aišku, aš kažkaip skiriu dėmesį, kad turėtų būti sukurtas tas kevalas taip, kad nu, dėl tvarumo jo nereiktų perdaryti kintant tam interjerui. Tai čia buvo tokia paieška, kadangi lietos grindys mano praktikoje atrodo dažnai gerai ten pirmais gyvenimo metais ir nuotraukose, o praktiškai dažnai būna gan problematiška. Mes pabandėm su paprastom plytelėm jas supjaustyti ir sudėlioti tokią geometrinį raštą. Vėlgi kalba apie kaip svarbę dalį reiškia visuomenės patalpos yra detalės, tai mes turim savį ir grafinį dizainerį, kuris kūrė mums visokius reikalingus išbaigtumus iki galo. Tai vėlgi žiūrint į San mazgus, jis toks irgi tęsia neoindustrinį stilių ir atspindi visą tą interjero logiką. Na ir kaip čia irgi daug kas minėjo, kad mes turim užsakymą, kuriam tą verslo įrankį ir tada labai svarbu, kaip žmonės, kaip juo yra manipuliuojama, ar jisai naudojamas ir kaip galima naudoti. Ir pavyzdys, kad erdvė puikiai veikia ir randa įvairių, reiškia, paskirčių, nuo stand-up komedijų, kažkokių peržiūrų, Eurovizijos. Aš čia pasiskolinau iš Paupio turgaus interjero puslapio nuotraukų, kur jie puikiai atskleidžia, kaip erdvė, reiškia, veikia. Vaikai, atvirai pasakius, mano mažoji gal labai mėgsta ten nueiti, bet aš metu net negalėdavau eiti, nes tiesiog per daug žmonių mano introvertiškam gal charakteriui kažkiek. Tada vėlgi ta tąsa vidus išorė, tai mes gal paskui prieisim toliau, kad mes kūrėm čia šitos erdvės ne tik interjerą, bet ir šiek tiek prie viešų erdvių prisidėjom. Tai va čia tas pats, kad puikiai veikia. Nu ir kaip minėjau, kad kiekvienas randa, reiškia, savo po kažkokį kampelį ir
kai erdvė gyva, jinai visai išties kitaip atrodo. Tai va, o dar užsidaviau savo tokį klausimą kažkada, vat, kokią, kokią dalį, kokią dalį verslo sėkmės sukuria interjeras. Nu, tai kas liečia maitinimo įstaigas, aš tau kažkada esu taip ištransliavęs, kad nu, nedaugiau 1/5 iš tikrųjų. Nes yra daugybė kitų veiksnių, ten maistas, vieta, srautai, publika, kuri pasitraukia į tą vietą, nu, ir dar turbūt daug daugiau yra, bet interjeras nors ir svarbus, jis dėja, toks yra kaip verslo įrankis tik tai nedidelė dalis, bet aišku, be galo svarbi dalis. Tai va, toliau bėgant per užupį, čia yra jau verslo centro holo dalis. Jis yra nedidukė, bet vėl labai sėkminga architektų sukurtos erdvės. Ir šitoj vietoj mes tokią menišką, reiškia, užupio dvasią gaudydami pasirinkom tokią vabi-sabi filosofiją. Vėlgi visą laiką bandom integruoti kažką meniško, kažką netikėto. Tai čia matom, pavyzdžiui, keraminė sienutė kurta menininkų, bet menininkų, kurie, reiškia, daro mažąją juodąją keramiką, o pačią tą sienutę dėliojame mes, biškai žiūrėdami japoniškus pavyzdžius. Čia irgi šiek tiek japoniškos klasikos interpretacijos yra. Tai va, tai atsigręžę į tokią vabi-sabi filosofiją, gal sukūrėm tokį ne visai tipišką tą interjerą mūsų šių laikų holams, gan nebrangiomis priemonėmis, nes viskas yra santykinai nebrangu. Tarkim, dekoracija iš Indonezijos atvažiavus. Na, čia jau architektų nuopelnai turint tokio dydžio erdvės. Nu, vėlgi čia šita erdvė, aišku, vienai prieinama tik tai verslo centro gyventojams, darbuotojams ir naudotojams, bet tas interjeras, jisai kaip ir čia šnekėta, nesibaigia, reiškia, viduje, o plečiasi į viršų, turi išeigą ant stogo. Mes pasiūlėm, reiškia, ir tokias stogines, tai paskui išaiškėjo, kad jos ten labai rado pritaikymą jogos užsiėmimam ir panašiems dalykams. Tai va. Tada sekantis objektas yra štai vis masteliu mažėju. Sekantis objektas yra radijo namai, kuris staiga papuolam į tokį stalininį pastatą ir čia buvo užsakymas, reiškia, M1 radio stočių grupė. Mes darėm šito pastato rekonstrukciją. Čia buvo daug iššūkių, reiškia, pritaikyti ten integruoti liftus, nes jisai nepaminklinis, bet turėjo daug ten saugomų dalykų, fasadas sutvarkytas. Tai va, nu ir kaip irgi tas architektūros ir interjero ryšys be galo yra svarbus ir stengiamės irgi manipuliuoti maždaug nestipriu kontrastu, daugiau tokių niuansų ir, reiškia, kurti tą interjerą su tokiu lengvu kvapu, tokio gal, kaip čia pasakyti, imperinio klasicizmo. Tai muziejus buvo jų veiklos, iš kompaktų dėliota. Tai va, ir struktūriškai, reiškia, tam pastatėlėje turėjom be galo plačius koridorius, tokius tuščius ir tokias kabinetinės duris siauras. Tai čia pavyko išsiplatinti
tas koridorius išsiplatinti angas, įsileisti šviesos. Kiaurai, aišku, čia gal labai svarbus yra akustiniai dalykai ir tai tos durys tokios sunkokos atrodo, radijo stotis, tai čia be galo daug reikalų yra techninių. Ir pagrindinė socialinė erdvė tapo buvusi salė ir nors vertingosiose savybėse tas stalininis dekoras, kuris gal nėra labai populiarus, nebuvo saugotinas, tai mes kažkaip vis tiek išvelgėm kaip vertę šitam reikale ir bandėm išsaugoti visus elementus, kurie yra lipdybos, dekoro, kas ten dar buvo išlikę tam pastate ir integruoti naują interjerą. Čia tos radijo studijos gan paprastos, nes viskas akustinėmis medžiagomis. Ir paskutinis objektas turbūt toks mūsų ir mėgstamas ir labai nelengvas, nes mes 2015 metais esam laimėję televizijos bokšto rekonstrukcijos projektą. Tai to bus 10 metų. Pirmi jau kažkokie realizacijos aspektai pasimatė, tai yra sutvarkytas fasadas. Tai va čia kaip jis atrodė iki rekonstrukcijos, nes turbūt nelabai kas mato aukštai, kuo jis pasikeitė. Ir kaip jis dabar čia statybos metu nufotografuota, kaip atrodo pakeitus, reiškia, viršutinį fasadą į fasadinę sistemą. Tai mes dabar apatinėme aukšte šiuo metu vyksta statybos darbai, atnaujinamas restoranas Paukščių takas, o pačioj kepuriai įrengta apžvalgos aikštelė, kurią dabar galima išeiti. Tas vidurinis aukštas jis turbūt toks yra pats paprasčiausias, pritaikytas tam masiniam turizmui ir visokio plauko turistams, reiškia, nuo vaikų iki užsieniečių, ir grinai tokia turi apžvalginę daugiau funkciją ir reiškia, tokį bistro barelį. Ir aš norėjau šiandien pristatyti viršutinį aukštą, kuris yra baigtas ir tokia turi gan specifinę funkciją, nors tarp kitko irgi nuo konkurso užduotis keitėsi vėlgi į tą komercinę pusę, kad reikia generuoti pinigus, bokšto išlaikymas, aišku, yra tikrai brangus dalykas ir didelis turistų srautas, jis turi atsipirkti ir, tarkim, kur kai buvo numatyta kažkokios ekspozicinės erdvės, kaip muziejukas, tos funkcijos tiesiog nebeliko, bent jau viršutinėje dalyje. Tai mes čia turime holą pasitinkantį užvažiavus į viršutinį aukštą. Visas aukštas buvo sukurtas kodiniu pavadinimu debesys, tam buvo kurti logotipai ir visa ta nuotaika tokia, kadangi dažnai ten tvyro rūkas, visa nuotaika yra tokia, reiškia, lengva. Ir bet kokiu atveju, kuriant interjerą, kad mes ten išsprendžiam funkcijas, susitvarkom su inžinerija, viskas vis tiek turi baigtis emocija, žmogus arba jaučiasi ten gerai, arba nesijaučia ten gerai. Ir tie dalykai labai dažnai yra visgi tokie jutiminiai, juos kartais išprotauti yra sunku. Tai kaip aš sakau, kad visą laiką reikia mūsų darbe pradėti nuo dalykų, kuriuos turi išprotauti, tvarkyti funkciją, susitvarkyti su inžinerija, visais tais dalykais, o baigti tokiais jutiminiais dalykais, kurie yra dažnai ir tam asmeninių, meninių tokių savybių žmonių. Vieni jų turi daugiau, kiti turi mažiau. Ir aš ten dar neturiu nuotraukų, ten yra konferencijų salytė nedidelė iš to holo ir mes turim porą apartamentų. Tam toj debesų tematikoje panaudotos tokios ir minkštos sienos. Tuose
sienose, reiškia, sumontuotos yra visos funkcijos viešbučio, minibarai, spintos, lagamino susidėjimo vietos, kad turi turėti švarų interjerą. Tie du apartamentai šiek tiek skiriasi savo spalvinę gamą, bet jis yra vis tiek gan prabangus baldai. Čia sanmazgai, tai aš nusprendžiau mažinant mastelį, reiškia, parodyti ir šitą objektą. Nu ir pabaigai tokia užuomina, kas mūsų laukia restorane Paukščių takas. Buvo, reiškia, daug ten kalbų apie tą besisukančios platformos likimą. Iš pradžių lyg tai buvo pagal užduotį, kad jos neliks, bet visgi rimtas turbūt salemoniškas ir geras sprendimas ją palikti. Finale mes ją praplatinam, dabar jinai yra kažkur 2/3 šitos besisukančios platformos pločio, dabar jinai suksis visa, nebeliks fiksuotų vietų, atsiras daugiau universalumo. Nu, čia toks turėtų būti, reiškia, fine dining restoranas šitoj pusėje ir jisai, va, kaip matot, laiptai susijungs su tuo bistro baru, kuris yra jau kepurėje. Tai aš grubiai tiek. Jeigu kas turit klausimų, klauskite. Ačiū labai, Ryti, už tokį pristatymą ir įspūdingų projektų pristatymą. Tai čia ne tiek klausimas iš klausytojo, kiek tiesiog komentaras. Manau, kad per daug kuklinatės. Interjeras yra labai svarbus tiek klientams, tiek darbuotojams. Tai iš tiesų, galbūt iš asmeninės patirties pritarčiau, kad turbūt darbo produktyvumo interjeras, ta erdvė tokia kuriama darbe, bent 80% man asmeniškai veikia mano darbo produktyvumą. Tai tikriausiai interjero architektams, dizaineriams turite daug jėgos, daug savo įtakos projektuose, tai tikrai kuklintis ties to nereikėtų. Ir norėčiau pasiteirauti jau apie tokį santykį, kaip ir užsiminėte, ta 5/5 būtų to interjero, bet kiek užtvirtinimui tas interjero kūrimo ir atsiperkamumo santykis iš praktinės pusės, kaip galėtume įvertinti, kada ir kiek verta skirti finansų, pastangų, tikriausiai projektuotojų ir laiko į tą interjero projektavimą, kad tai būtų naudinga ir užsakovui, o gal kartais galima apsieiti su kažkokiamis minimaliomis idėjomis, intervencijomis, atnaujinimais, o gal kartais dideli projektai yra tiesiog būtini, norint sulaukti to grįžtamojo ryšio, tai tokiam įsivertinimui, užtvirtinimui. Apie praktinę dalį klausimas. Matot, čia turbūt nėra vieno atsakymo, nes, pirmas dalykas, tai ne vienas interjeras negimtų be užsakovo, ne? Ir be išeinamųjų duomenų. Tai reiškia, aš mėgstu sakyti, dėl ko mes, tarkim, imamės užsakymų ar nesiemam. Tai yra labai paprasta, yra 3 kriterijai. Pirmas kriterijus, kaip kiekvienam kolektyvo architektui yra būtinas rezultatas, kūrybinis džiaugsmas ir tu nesukūręs rezultato tiesiog vieną dieną būsi niekam neįdomus. Nes mūsų darbe, kaip nebūtų paradoksalu, tu gauni dažniausiai darbą tik todėl, kad kažką tokio jau esi padaręs. Ir, pavyzdžiui, įeiti į kitą tipologiją ar į kitą yra pakankamai nelengva. Įrodyti, kad tu galbūt gali projektuoti ne tik visuomeninius interjerus, bet gal tu puikiai projektuoji ir gyvenamus namus, ne? Tai tu pradžiai turi pastatyti, gauti gerus atsiliepimus, gerus, reiškia, rezultatus, tada gausi kitą tokį užsakymą. Tai sekantis yra komunikacija. Tai labai svarbu, reiškia, ar architektai ir užsakovai žiūri tą pačią kryptim, mato taip pat ir, kaip sako, atitinka kirvis kotą. Jeigu, tarkim, architektų studija yra, turi vis tiek savo braižą, mes, kaip matėm, 3 pristatymus, vis tiek jaučiasi šiek tiek šiokia tokia, nors mąstymo, reiškia, kryptis ir tie kriterijai yra visi lyg ir daugiau mažiau tokie patys, bet braižas šiek tiek skiriasi vis tiek, ir tai yra labai normalu. Taigi, jeigu matai, kad yra problema,
jau pirmose pokalbiuose ir tu matai, kad ne taip mastote jūs ir mastote mašto sakos, tai praktika rodo, kad tada visi kankinsis ir to rezultatų greičiausiai nebus. Tai va, nu ir trečias dalykas, aišku, turi būti komfortas dirbti, nu, turi visi tą finansinę reikalo pusę, nes išlaikyti studiją, pirkti programas, visus kitus reikalus, nu, irgi yra nepaprasta. O dabar, ar galima tai padaryti minimaliom priemonėm, ar reikia čia stipriai investuoti į didelį projektą, labai įvairiai yra. Kitą kartą minimaliom priemonėm labai siauram ratui, kažkokiam siauram nišiniam vartotojui padarytas objektas sulaukia labai didelio populiarumo ir tampa visiems labai įdomus. O tas, kuris darytas plačiai masiai, kad visiems patiktų, tokia taip strateguotais tiesiog būna niekam neįdomus ir beveidis. Čia mano tokie asmeniniai pastebėjimai irgi praktikuojami. Taip kad vėlgi turbūt reikia investuoti ten, kur reikia, o tada išradingumas leidžia galbūt sužaisti, panaudoti jau kažką panaudotas medžiagas ir panašiai. Nėra interjero sėkmė tiesiogiai proporcinga investicijos dydžiui. Niekaip. Ačiū labai už komentarą. Tai